ezoterinių ir visokiausių kitokių. Noriu paprašyti, kad šiandien čia esančią juvelyrikos kolekciją, kurios autorius juvelyras dizaineris, šių metų Lietuvos nacionalinės meno ir kultūros premijos nominantas Gražvydas Kasparavičius. Sveikiname jį beprotiškai su šiuo laimėjimu. Dėkojame, kad jau eilę metų jūs dovanojate mūsų aukcionui savo kūrinius, bet mes turime puikią gražią tradiciją, kad jūsų juvelyrikos dirbinius pristato mūsų Palangos Lions klubo moteris. Tad dėmesio dabar jūsų žvaigždžių valanda, demonstruojant gražius, unikalius, išskirtinius Gražvydo Kasparavičiaus juvelyrikos dirbinius. Na, o mes tiesiog čia bus geriau nei kas Statkevičiaus madų šou, galite truputėlį ir atsisukti, čia toj žengs grožis. Kompozicija iš mėlynojo Chalcedono, žydroji elija. Kompozicija sudaro kaklo papuošalas auskarai, mineralai atgabenti iš Madagaskaro. Tai gabalėlis dangaus žydrynės jūsų glėby. Pristato Agnė. Laimai. Žydroji elija. Kaklo papuošalas ir auskarai. Nuostabu. Plojimais pasitikime Adelę, toteminis ant jos kaklo papuošalas saulėja, sukurtas unikalės kultūrinės juvelyrikos technika, kurią išrado pats autorius. Jam sukurti buvo panaudota bronza, sidabras ir melchioras, taipogi gintaras ir mamuto iltės fragmentai. Šis totemas papildytas auskarais ir žiedu. Taigi plojimai Adeliai ir kompozicijai saulėje. Plojimais pasitikime Jūratę, kuri pristato kompoziciją Grand Metys. Ją sudaro kaklo papuošalas, auskarai ir žiedas. Šis kūrinys sukuria energetinį skydą žmogui, kuris jį dėvi. Mineralai atgabenti iš Madagaskaro, apdirbti Tailando meistrų. Bravo! Jūratei ir kompozicijai Grand Metys. Plojimais pasitikime Daivą. Daiva jums pristato opalinio genžvito komplektą Keliostra. Jį sudaro apyrankė, kolyje, žiedas ir auskarai. Mineralai atkeliavo taip pat iš Madagaskaro, apdirbti Indijos meistrų. Kadangi mineralas priklauso agato grupiai, jis tinkamas nešioti visiems zodiako ženklams. Plojimai Daivai ir komplektoriai Keliostra. Kiek suprantu, Raimondą dabar mes turime pasitikti. Kaklo papuošalas, kalnų bananas, ar ne? Ar kūrinys Zamora? Zamora, taip? Išskirtinio unikalumo grynuolis iš amonito pirtė ir amolytė. Kaip sudėtinga čia viską perskaityti, buvo inkrustuotas į pagrindinį komplekto dalį. Kaklo papuošalą. Tokie grynuoliai yra randami tik Kanadoje, jūros periodo suakmenėjusiame sluoksnyje. Į komplektą papildo auskarai ir žiedas. Taigi įsivaizduokite, kokio amžiaus čia yra ir energijos stiprumo Zamora. Plojimai Raimondai ir kūriniai Zamora ir autoriai. Pasitinkame Birutę. Mėla Birutė pristato karališkojo baltojo gintaro kompoziciją. Baltas yra vienas rečiausiai randamų fosilinių mineralų, todėl yra labiausiai vertinamas iš visų gintarų grupių. Gerai, bravo, nuostabu. Ramūne, ar jūs žengsite ar ne? Nes buvo visokių bandymų. Iš tikrųjų, Ramūnė šiandien pristato ne viena. Žengia dviese. Nuostabų dainos chrizoprazą, folijas, terasą. Šis mineralas padeda atskleisti tyriam moteriškumui. Kompoziciją papildo auskarai bei žiedas. Mineralas atkeliavo iš Uralo kalnų, Ekaterinburgo. Ir Ramūnėje mes visi plojame. Didžiulė jums sėkmė, nes šiandien jūs ne viena mūsų renginį
ir linkime protiškai daug sveikatos, džiugės ir laimės, kad šio renginio dvasia jūs lydėtų visada. Ačiū Ramūnei ir Kolie Esperasa. Virginija, jūsų žvaigždžių valanda. Plojimai Virginijai. Jos papuošalas atkeliavęs iš Kolumbijos, paruoštas Lietuvos meistrų juvelyriniam panaudojimui, išskirtinio žavesio kopalas, kitaip vadinamas Kolumbijos gintaru. Tai vienas jauniausių pasaulyje randamų gintaro rūšių, jo amžius siekia tik nuo 10 iki 40 tūkstančių metų. Meistro rankose jis gimė kaip komplektas Zerbana, kurį sudaro kaklo papuošalas, apyrankė ir auskarai. Plojimai Virginijai ir gražiam komplektui. Josana, jūsų laikas pademonstruoti nuostabų komplektą Dali. Tai iš Andų kalnų atgabentas mėlynas opalas. Jis jums leis prisiliesti prie dar neatrastų pasaulių. Komplektą sudaro kaklo papuošalas, apyrankė, auskarai ir žiedas. Plojimai Josanai ir papuošalų komplektai Dali. Veronika žengia pristatydama įstabaus mėlynumo Madagaskaro labradorito kompoziciją Gajana. Rašytiniuose šaltiniuose labradoritas juvelyrikoje naudojamas ganėtinai nesenai, jo istorija siekia tik 1700 metus. Šį mineralą išpopuliarino tuometiniai žiniuoniai, šamanai bei raganos ir raganiai, o jo savybės padeda apsaugoti žmogaus mentalinį kūną. Oho, Veronika, eisim arčiau jūsų apsaugos. Plojimai Veronikai ir šiam fantastiškam labradorito kompozicijai Gajana. Na ir Judita užbaigė mūsų kolekcijos demonstravimo plojimai su kompozicija Galanta. Tai žaliai geltono atspalvio Madagaskaro labradoritas, mineralas apdorotas Šri-Lankos dinastinių meistrų. Jis sudaro apyrankė, kaklo papuošalas ir auskarai. Plojimai Juditai, plojimai kompozicijai Galanta. Mielas autoriau, kviečiu į gretą šių žavių moterų finaliniai nuotraukai audringi plojimai Lietuvos nacionalinės meno ir kultūros premijos nominantui Gražvydui Kasparavičiui ir Palangos. Ačiū Jums, kad Jūs sukūrėte kartu štai fantastišką gražią mūsų mini kolekcijos pristatymą ir rankose mes jau